Iš ko pagaminti kiaušiniai? Arba iš kur atsiranda pienas? Tai tokių klausimų dažnai sulaukiame iš moksleivių ir natūralu, kai nieko bendro neturi su žemės ūkio sritimi, tokių klausimų gali iškilti ne vienas. Šiandien atvykome į Kėdainių Ryto progimnaziją ir su aštuntokais kalbėsime apie šiandieninį žemės ūkio sektorių, ką jame galima veikti, kokias specialybės apjungia šitas sektorius ir bandysime sugriauti ne vieną mitą, kurį turbūt galvose turi moksleiviai. Mitų yra tikrai daug. Teko kalbėti su pradinių klasių vaikais, kurie, tiesiog sako, kad pienas yra Maxima ir jį gamina Maxima. Kad kiaušiniai yra gaminami, ne perimi vištų. Kad viščiukai gyvena, kad jie gražus ir minkšti, malonus, o ne dėl to, kad jie paskui panaudojami maistui. Ir norisi, kad kuo daugiau atvažiuotų į mokyklas ir pasakotų, kaip yra iš tikrųjų, arba nuvažiuotume pas ūkininką, kur galėtų gyvai pamatyti. Iš tikrųjų labai yra įdomu papasakoti savo patirtį, emocijas, visą savo darbą. Aš pasirinkau ūkininko kelią dėl to, kad man patiko pats procesas nuo pat pradžių. Tai yra gamta, tai yra augalai, žinios, žemės ūkio technika, moderni technika. Iš tikro vaikams kiekvienas susitikimas su specialistu būna naudingas. Reikia tų susitikimų, ypač kalbant apie žemės ūkį, todėl kad vaikų nuostatos likę nuo seno, kad tai yra neįdomu, tai yra sunku, tai yra nepatogu. O tai, ką aš pati dabar matau, kad yra labai pasikeitę, labai keičiasi ir ūkininkavimas, ir visas darbas ūkininko, tai manau, kad tai yra labai naudinga. Reikia inžinerinių žinių ir matematinių žinių, informacinių žinių, agronomijos žinių. Daug reikia tų visų žinių. Pagrindiniai mokyklai tos visos yra žinios. O paskui jau, kai jau stosi palei specialybę, ten visos žinios, kaip sakant, jau bus paskutinės. Ir jas tada bandai pritaikyti savo darbuose. Kaimo vaikas, jisai galbūt yra daugiau matęs, kas yra ūkis, kas yra tas žemės ūkis. Miesto vaikas, jam sunkiau įsivaizduoti tą visą dalyką, kaip viskas yra. Bet aš manau, čia reikia tik tai noro turėti, o žinios paskui ateis savaime.